Mes matom kretingą, mes matom audras, išvardytus miškus, ar ne, nutrauktą elektrą ir panašius dalykus. Galima kalbėti apie Seviliją, kur per vieną dieną iškrito metų kritulių kiekis. Ir tai yra siaubingi dalykai, ir siaubingi padariniai, ir tai yra svarbu. Antra pusė arba antras aspektas yra gamtos apsauga. Mes, aišku, daug vartojam, mes išmetam daug šiukšlių, mes išmetam daug CO2. Ir mūsų pasaulis yra ribotas. Mes negalim jo visiškai užteršti arba sudėvėti ir išmešti. Jo neina pakeisti. Mums reikia saugoti. Ir mes esam ir vandens ciklo dalis. Mes dalyvavom vandens cikle. Tai viena mūsų biznio dalis, pavadinkim taip, yra vanduo. Taip, mes jį išgaunam, mes jį pagerinam, patiekiam. Bet kita dalis, kur dažnai ir užmirštama, reikia susirinkti, išvalyti. Ir gamtai atiduoti lygiai tą patį švarų vandenį. Ar ne? Ir jeigu tai pasižiūrėsi, kai išvalai nuotekas, kas gaunasi dumblas. Gaunasi dumblas, na ir prasideda visas grožys, kurį šiandien parodysiu. Ir trečias aspektas, kuris yra mums labai svarbus, tai yra finansinis atsparumas. Kaip nebūtų keista, bet žiediškumas yra finansinis atsparumas ir labai susiję. Ir tas pats dumblas dalyvauja tame ir aš parodysiu, ką mes turim dabar ir parodysiu, ką mes matom į ateitį. Kaip pasimti iš to maksimumo ir kokia iš to nauda. Tai šiek tiek apie mus pačius, mes esam trečdalis ir mūsų valykla veikia žiediškos ekonomikos principų. Jis jau veikia, bet mes matom dar keletą žingsnių į priekį ir tie žingsniai yra tokie pakankamai solidus, pakankamai reikšmingi ir pamatysim, kaip viskas sukasi. Iš dumblo aš turbūt technologijų nepasakosiu, mes pasigaminam elektrą. Tiesiog, ir tą elektrą naudojam savo reikmę. Tai šiandien dienai iš viso įmonė pasigamina daugiau negu ketvirtadalį elektros, kurią sunaudoja ir vartotojams nereikia už tai sumokėti. Ir tai turbūt yra labai svarbu šios dienos aktualijose. Iš dumblo 23%. Ir jeigu taip skaičiuoti megavatais, kilovatais ir taip toliau, turbūt skaičius yra skaičius, bet palyginimas Širvintų rajonas per metus sunaudoja tiek elektros energijos, kiek mes pasigaminam patys. Na tai va taip, kad įsivaizduot kiekį. Iš kitos pusės mes kaip įmonė nuolat augam. Na, sostinės visą laiką auga ir mes augam pakankamai dideliais skaičiais. Tai mūsų klientų ratas kiekvienais metais padidėja 6-7 tūkstančiais vartotojų. Ką tai reiškia? Irgi toks skaičius, kuris nelabai ką sako. Bet jeigu pasakysiu, kad kas metai po Elektrėnus prie Vilniaus, tai jau skaičius visai kitoks. Na? Ir tai visai rimta. Taip pat. Jeigu žiūrėti metai iš metų, matot, progresas irgi yra. Ir mes taikom naujas technologijas, mes gerinam, efektyvinam ir taip toliau. Ir matom kreivę 26%, kos yra, na taip, solidu, kaip sakiau, Širvintos, daug. Paskui pačiam gale parodysiu, kas tai yra nauda mūsų vartotojams. Ta nauda, jinai matuojasi, labai paprastai iš tiesų matuojasi. Gal dar turbūt reikėtų padėti akcentą, kad dirbant su tuo, akcentuojantis ir fokusuojantis į tai, mes vieninteliai pagaminam pusę elektros energijos, kiek pagamina dar likusios 50 įmonių. Tai yra pakankamai irgi solidu ir aš didžiuojuosi tiesąkant to ir visiškai to neslėpiu. Tai daugelis pas mus atvažiuoja pasižiūrėti, kaip mes gyvenam, kaip mes tą darom. Ir būdavo, kad lietuviai atvažiuoja pažiūrėti, bet jau metai turbūt daugiau atvažiuoja ir užsieniečiai. Ir jiems įdomu pažiūrėti, ką mes darom. Ir ten yra visokių ir problemų yra, ir norų yra, ir nežinojimo yra. Tai mes mielai tuo dalinamės. Iš kitos pusės, mes irgi negenėjai, mes patys važinėjame. Ir yra, sakykime, toj pačioj Europai labai skirtingi dalykai. Pietų šalis, kuriuose vandens problema yra didžiulė. Dėmesys yra, tai pasakyčiau, paskydęs. Taip gerai paskydęs. Ir yra skandinavų šalis, kurios vandens turi labai daug. Ir ten požiūris yra labai griežtas. Ir jie labai rūpinasi savo ištekliais. Ir kaip atsakyti, kodėl taip yra, turbūt yra žinojimas, norėjimas, ką tu paliksi po savęs. Mes irgi taip pat sakom, kad, ne tik atsakom, bet turim požeminį vandenį, kuris yra, tiesą sakant, nuo visko apsaugotas. Jokios mikrobiologinės taršos nėra, ten čiut pagerini ir paleidi mūsų vartotojams. Bet esmė tokia, kad jo yra labai daug. Kartais daugiau negu kada nors prireiks. Bet jeigu mes nevalysim to, ką mes sunaudojam, mes labai greitai užteršim tai, kas yra požemė. Ir turėsim taip vadinamą dykumą, nes dykumos yra dvi. Nėra vandens, na tai aišku, dykumas, smėlis ir visa kita. Yra antra pusė dykumos arba kitos dykumos, kur yra vandens, bet jis yra užterštas
ir nei tu augalą panaudosi, nei tu ten kokį nors gyvūną užauginsi. Tai va, kad nebūtų taip, kaip toj senoji geroj patarlė, kad neprisispjaukim į šulinį, iš kurio paskui turėsim gerti. Tai va, tai fokusas turi išlikti, ir turi visi būti susikoncentravę ir tos to dirbti. Nu, matom mūsų ratelį ir, sakykime, yra 3 žingsniai, kuriuos mes dar galim padaryti. Tai dabar jau 4 pasigaminime elektros energijos matom, koks didelis poveikis arba reikšmingas poveikis, reikšmingas kiekis. Ir yra dar keletas dalykų. Tas pats dumblas. Apie monodeginimą šiek tiek galbūt papasakosiu, tokių techninių dalykų, bet pabandysiu paprastai. Susidaro dumblas, mes jį, taip sakant, termohidrolizę apdorojam, pasigaminam dujas, iš tų dujų išsukame elektrą. Ir dumblas keliauja toliau želdynam atstatyti ir taip toliau, panašiai, nes jis vis tiek yra dar kaip ir atlieka, nors tai yra antrinė žaliava iš tikrųjų. Tai jeigu jį sudegintumėm, mes vėl gautumėm naudą. Jeigu sudegintumėm, reiškia gautumėm pelenus. Iš pelenų irgi vėl galima gauti naudą. Reiškia pasimti fosforą, ar ne? Ir trečia dalis yra pačiam viršui. Nuotekos turi tokią savybę, jos visą laiką yra šiltos. Visą laiką. Jos neužšąla. Ir kaip suprantat, kiekis trečdalis Lietuvos yra pakankamai didelis. Tai mes kartais pajuokaujam, mes turim savo nuosavą Vilnelę, kuri tokį nesustojančių srautų sukasi. Tai va, sudėjus šilumos siurblius, kiekiai šilumos irgi pakankamai solidus. Ir tai visą pamatysim. Na, sakykime, apie monodeginimą. Kas gautųsi iš to? Mes prisitėmėm dar 9 procentus elektros energijos, tai reiškia būtų trečdalis ir daugiau. Ir kas dar yra labai svarbu, susidariusi šiluma būtų naudojama tuose pačiuose procesuose dumblui džiovinti. Mes, pavyzdžiui, dabar perkam dujas. Dujų pirkti nereikėtų ir mūsų CO2 pėdsakas 4 kartus sumažėtų. Na, tai yra irgi pakankamai solidu ir nėra vienos pusės tiek ekonominė, yra ir tos klimato pusės, kada mums CO2 sumažinamas CO2. Na ir toks fabrikėlis stovi, kuris, tiesą sakant, daug vietos neužima, bet jo nauda yra didžiulė. Fosforo išgavimas pelenai, kadangi pelenuose 14 procentų yra fosforo. O fosforas yra brangi ir labai reikalinga trąša. Jeigu tai pasižiūrėjus, iš mūsų srauto beveik 1000 tonų fosforo. Ir tai yra nauda, kuri yra matuojama ir, aišku, kur ta nauda dedasi. Tai mes kaip įmonė, žinot, reguliuojam ir visą kitą, mūsų nauda, ką mes padarom, grįžta vartotojams. Tai mažina arba kompensuoja tarifo augimą. Tai paskutinis ir trečias punktelis, mes kartu su savo kolegomis, su Vilniaus šilumos tinklais šitą projektą turim. Ir, kaip aš sakiau, nuotekos visą laiką yra šiltos, jos yra nuo 11 iki 17 laipsnių, nesvarbu, kokia temperatūra yra lauke. Ir jeigu taip skaičiuoti kiekiais arba procentais, tai yra 7 procentai Vilniaus miesto šilumos poreikio iš tos mūsų vienintelės Vilnelės, ar ne? Ir jeigu taip žiūrėti karšto vandens poreikį, tai mes čia turim dėl reguliavimo tam tikrų dalykų. Vasaros sezoną tai 25 procentai, bet jeigu paimti metus, tai 10 procentų. Tai įsivaizduokit, padarom tokį mažą dalyką, atrodo, ir 10 procentų šilumos galima paimti ir nereikia nei kuro deginti, nieko nereikia daryti. Tai apie įžvalgas ir apie potencialą. Nu ir nauda. Pasižiūrėkime, čia yra nauda dabar, pirmas stulpelis, nauda įdėjus monodeginimą įdiegus, na ir tokių nauda su fosforo išgavimu. Atrodo, skaičiai nėra tokie ir labai įspūdingi ir dideli per vartotoją, bet jeigu pasižiūri, kiek pas mus vanduo iš viso kainuoja, tai procentais tai yra pakankamai nemažai. Tai jeigu taip žiūrėti šeimą, tai per mėnesį 34 centai. Jeigu mes to būtume dabar elektros neišgautumėm, kiekviena šeima, kiekvienas namų ūkis 34 centus mokėtų. Ir tai yra visai solidu. Įdiegus monodeginimą 67 centai žemyn. Jeigu pasiimam fosforą, kur sakiau 1000 tonų ir milijonas per metus, 80 centų. Ir tai yra visai tokie svarūs skaičiai. Tai mėnesis prie mėnesio, metai prie metų, jeigu suskaičiuosim per 10 metų, tai visai ir solidu ir rimta. Ir jeigu žiūrėti bendrai skaičiais, tai dabar mūsų pagaminama elektra sugeneruoja 3 milijonų naudą. Jeigu pastatom monodeginimą, gautųsi jau 6 milijonai, dar jeigu pasiimam fosforą 7 milijonai. Tai žiūrint, kad tai nėra vien užgaida, nėra vien tai, kad mes kažką saugom, nėra tai, kad mes kažko tiesiog norim, bet visą tai reiškiasi visiškai lengva, paprasta nauda, kurią mes visi suvokiam savo kasdieniam gyvenimui. Tiek.